Nu ką, labas rytas, ponius ir ponai. Ir žinot, ką aš pasakysiu, atvažiuoja babulai į darbą ir chebrytė viską suruošia, žinai. Viskas, kas čia stovi, yra viskas suruošta dažymui. Tai ką jūs dabar sakysit, dažytojas yra atbulinis, žinai. Nes, kamera irgi yra nudažyta visą mašiną. Žodžiu, tai geros žinios, aišku, viskas yra good. Dabar noriu jums parodyti vieną Yarisą. Yarisą, Toyota. Manau, bus įdomu, gal, žinai, dar tokio nerodžiau. Tai žodžiu, ką mes turim, tai mes turim jau suruoštą ketvirtį. Nekreipkite dėmesio į gruntą. Ten būna kartais komentuoja žmonės, žinai, tipo, o kodėl juoda mašina, baltas gruntas. Buvo gruntuojamas busas baltas, Škoda šviesus metalikas, bamperiai balti, kurie bus. Tai vienintelis va šitas ketvirtukas, tai tu nesimaišysi dėl jo grunto juodo. Tiesiog, kai yra didžioji dalis baltų mašinų, imi baltą gruntą ir viskas. Čia net ne baltas, čia skaitosi šviesiai pilkas. Tai va, ir mes turim, tai jis buvo čia palankstytas, pabrūžintas ir mes turim tokį dalyką, kai va čia naiva. Tai yra sudraskyta, žinai, perbraukta. Tai mes turim perbrauktas duris, turim perbrauktą ketvirtį, ne ketvirtį šitą bamperį, biškutį, va čia va kampukas. Tai va, tai šiam video noriu pabandyti nusidažyti su jumis ketvirtį. Žinai, kažką gal naujo pasibandysim ir pabandyti supoliruoti šitus įbrėžimus. Noriu visiems parodyti, kas yra įmanoma, kas yra neįmanoma. Čia šiek tiek kabinasi nagas. Tai jau yra blogas dalykas. Tai iškart visiems galiu pasakyti. Turite įbrėžimą. Pirmas dalykas, ką paimkite, padarykit su nagu. Prabrauki, jeigu kabinasi, jau nėra gerai. Tai čia jau kabinasi vietomis, nėra gerai. Tai parodysiu jums, kaip visą tai darom ir kas gaunasi be jokių, žinai, ten kažkokių kosminių įsivaizdavimų, kad čia ledas ar dar kažką. Manau, bus 9% geriau negu buvo. Tai va, ruošiamės dažus, nusimam su spektru spalvytę ir bandom dažyti. Nu va, nusimiau spalvytę su spektru, tai nežinau, ar jums kažkas matysis, bet kažkas tai tokio. Kaip ir viskas čia turėtų būti gooder. Tai žodžiu, nusprendžiau dažyti, vis dėlto bus žiauriai didelis dažymas. Nu, tai šitą ketvirtį kažkur mausim į kampą, žinai, ir dar dažas E92 visas pilnas M paketas su spoileriu dar. Tai kažkaip bandysim susistabeliuoti, nes man net neapsimoka vieno šito ketvirčio dažyti, visiškai absoliučiai, nes dabar laukia yra gal +1, +2, tai nu, not worth. Tai jungiam daug dalių. Nežinau, žiūrėsim, baltas, kaip sakiau, baltų daug yra, tai va visas baltas M paketas. Gal su vandeniu dažysim? Nežinau. Bet kolega ruošia naujas dalis, aš tada klijuojuosi mašinką. Ai, sakiau, dar kamerą nudažyti, noriu parodysiu. Einam parodysiu. O, bim, slenkščiukui keliauja ruošimą. Ok. Nu ir sveiki atvykę į dažymą, tai mes turim naują kapotą Audiuchos. Nu, labai gražiai šiaip, aplamai kažkaip pastebėjau dabar, kai kiekvieną realiai dieną dažau. Susikoncentravęs tik į dažymą, tai kokybė tikrai kyla. Bent jau mano nuomonė kyla. Čia jau tas iš M paketo viena dalis jau činai. Tai kolegai liko suruoždasi slenkščius, priekinį bamperį lipa. Bet, nu, kokybė tikrai kyla. Čia jau dulkių prinešta. Nu, bet žodžiu, esmė to, tai kapotas. Iš arti, labai arti. Lakuotas su Mipos CX2. Beje, turiu belė kiek daug lako, tai galiu parduoti jums savikainą. Nu tai va, kapotas. Tada gaunasi užmetiminės duris. Nu, pasižiūrėkit, hebra. Nu, kur tu žiūri, džimbolas, jobanas? Pasižiūrėkit, hebra, va. Aš jums iš arti. Nu. Parašykit komentaruose, gerai, blogai, nežinau. Neturime jokių patiokų, kur būna dažniausiai, nu tai čia kažkur, žinai, būna ant po šitų kantų. Būna po rankenėlėm, neturim po rankenėlėm, nu tai va, kažkaip taip, tada mes sparną turim. Bim, ant žemės nupūstas, jokauju. Sparnas buvo tenai, bet aš jį nusimiau, paverčiau kapotą, nes vietos nebuvo. Sparniukas. Bats, kažkaip taip, ne. Ir bamperis dar. Labai gerai. Žiūrėkit kokius, dabar va tokių kažkaip pasigaunu parašynų, šiaip tipo nėra, bet va tokius, mačiau Instagram'e dažnai rodo, nu tai va tokie va du balvonai, bet šiaip, ką aš žinau. Bas, kitos pusės ant nežiūrėjau. Gal tai kokį snarglį rasim, bet ne. Gal šiek tiek užstorėjo va, aplink parką, bet nu, net gal ir ne. Nežinau, sunku pasakyti.
Tai va, čia kažkaip tai taip jisai atrodo, nu tai va. Puiku, manau, ne? Turbūt. Tai viskas susirenka, keliauja iš šiandien. Ir tada vietoj jo vežam Jarisą, visas dalis susinešam, susimaišam spalvą. Tikriausiai dažysiu su vandeniu, nes noriu greičiau viską pasidaryti. Jo, nes dar turim naujų dalių, tai visada mėgstu labiau su vandeniu dažyti. Ten solidi A900, man atrodo, spalva. Kažkas tokio. Tai susipučiam, aišku, jums parodysiu viską, bet susinešam viską pradžiai. Šitą dar šitą audį reikia surinkti šiandien, atiduoti. Nu va, prasipučiau šlapis ant šlapio, viskas dar yra gyva, kamerą išjungiam, per tą laiką, kaip tik, kol užsimaišysiu dažus, viskas čia prastengs. Tai dalis balto, šlapis ant šlapis baltai, žinai, viskas prapūsta kaip kopūstas, suprantigi. Ir tojotukė mūsų. Tojotukė atvažiavo žmogus, kad, žodžiu, didžiulė nelaimė šeimoje. Mirė artimas žmogus, tai mes turim rytoj iki 11 valandos ją padaryti. Tai viskas kaip ir gerai, bet reikia dar antikorozinę padaryti. Tai mes rytoj ryte atvažiuojam ir iš karto pradedam ją daryti, kad iki 11 valandos jinai būtų padaryta. Jau. Nu, bet kokiu atveju mes taip ir būtume darę jaučiu. Nu, tai va. Tai nieks nesikeičia, tiesiog turim laiką, kad iki 11 turi būti jau padaryti, stovėti, išbučiuoti, išlaižyta. Tai blogiausiu atveju 3 šoksim, greit, ras ir viskas. O antikorozinis tai toks, mes dažniausiai darom taip ir ne kitaip. Tai nedarau aš pilno dugno ten tų antikorozinių su visais važiuoklės ardymais. Mes darom tokią dažniausiai opciją. Pigesnis variantas, probleminės vietas konservantais išpūst, arkas, sparnų apačias, žinai, kur, nu, dažniausiai rūdyja mašinas, ne? Slenkščiai, tai va tokias va vietas prapučiam ir viskas, nu. Nusimt visus 4 posparnius, išsipūst viską, atgal viską surinkt. Ir bandysim dar tos įbrėžimus supoliruoti, žodžiu. Bandom dažysiu beje su vandeniu, nežinau, ar sakiau ar ne. Tai vienu rozu viską susipučiam. Dabar babila dažnai dažo ne vieną dalį, o daug dalių. Ir tai yra ne viena spalva, o daugiau spalvų. Tai toks eiliškumas. Pradžiai susipučiam šitą baltą, nes vis tiek pučiam, dulksna eina žemyn, žinai, ir čia gaunasi žemesnė dalis, gali pasigauti. Susipučiam šitas dalis, tada šitie slenkščiai jį bošina į priekį ir tada mes čia susipučiam šitą ketvirtį, 3 sluoksniukus. Bats, viskas, vėl atgal į vietą ir tada kaitinimas. Tai man patinka, kad vanduo man patinka, šiaip patinka vanduo. Jo. Vienu kartu ras, susiguldai. Ir eini miegot, žinai. Gerai, все, chebrytė. Hasta la vista. Gerai, viskas eina. Gerai, ką? Nudažyta. Tai šiaip žiauriai greitai viskas. Jei vienu sluoksniu viskas susipūtė, viso, pajungi kaitinimą, išdžiuvo. Per 10 gal minučių. Tai jo, man patinka vanduo. Yra savų minusų, bet yra labai didelių pliusų. Tai va, tai baltą susipūtėm, 2 sluoksnių užteko, padas buvo geras, tai čia iš viso labai greit viskas susidengė. Juodas iškrypelis irgi nusidažė. Gražu. Gali pafilmuoti biškį. Gerai. Tai ką, lakuosim GTX-as. Ką domina GTX, gali drąsiai Color Master kreiptis. Jo, su Babilos kodu. Nėra jokio kodo, tiesiog pasakykit, kad nuo Babilos, sakė, pritaikys kažkokią tai nuolaidą. Tai lakuosim CX2.
galiu parduoti, jeigu kažkam reikia. Susiguldom 2 sluoksniukai, greitas lakas. Pirmas sluoksnį tik tai išorė, antras sluoksnį pilną, per visur praeinam. Jo, nežinau. Kartu davai nusilakuojam ir žiūrėsim, kas čia gavosi. Bim bam bum. Parodyk tą ketvirtį, senį. Nu viskas, pirmas sluoksnis realiai galima net būtų palikti ir jau būtų labai gražu. Kaip atrodo gerai, ne? Nu žiauriai gerai, kaip pirmus sluoksnių atrodo realiai net būtų galima palikti ir taip ir tikrai labai gerai būtų. Bet negalima, reikia daryti viską taip kaip technologiškai, žinai, paskui gali bloga apsauga būtų. Palaukiam 10, greit šitas lakas džiūna, 10-15 minučių, antras sluoksnis susiguldom, dabar jau pilnai, visus tarpus, viską. Nu ir viskas. Ką žinau, viskas čia labai gražu. Tai parodysiu, kaip atrodo, žinai. Jau turėtų būti gerai. Nu ir ketvirtukas, seniukai, pažiūrėk, tu kai gerai atrodo. Pirmas sluoksnis, seniu, tu durnas, pažiūrėk. Toks kiaušingalvis. Gerai, seniukai, gerai. Labai gerai. Labai gerai, labai gerai. Gerai, viso, važiuojam. Nu ką, kita diena. Hebra daro antikorą. Kol kas nerodo, kaip ketvirtis atrodo audinė. Gal atsimenat, ne? Dažytas kapotas, priekinis bamperis. Ir šitas, kaip jisai sparnas šitas ir duris užmetiminės. Ar ne? Tai viską čia primečiu, kaip eina, nežinau, čia šitas paralonas trukdo dastumtai. Nežinau, kažkaip susirinko kažkas tai. Galim pasižiūrėti duris dar. Taip atrodo visas reikalas, tai ką išrinkau, veidrodėlį, rankenėlę, tą atgal ir surinkau, ane? Bet nesuprantu, Hebra, kas čia vyksta pastaruoju metu, žinai. Tarėme, žinai, nudažyti ten tą, ne? Gerai, atvažiuoja žmogus, žinai. Tai ten tada primesiu tą, žinai. Nežinau, kai turėsiu laiko, žinai, primesiu. Galų galę skambinu, gali pasiimti mašiną. Tai aš ten varžtus palikęs duryse. Kokius varžtus palikęs tu duryse? Man neįdomu, kokie tie varžtai palikti duryse, kaip mašina atvažiavo, taip išvažiuoja. Tai aš nelabai suprantu ir ne pirmą kartą pasitaiko, čia jūs surinksit. Nei aš išrinkau, nei aš surinksiu. Tipo, Hebra, kai aš pats išardau, tai aš žinau, kaip surinkai. Aš nežinau, lygiai tas pats, kas nuvary dabar pas Luką, pusę motoro išrinkta, numes, tai tu ten surinksi, karoči, ten duryse, ten į varžtį visi yra. What the fuck is going on? Atrodo, aš neturiu ką veikti, žinai, sėdėsiu dabar pagal instrukcijas, iškosiu, kur čia koks varžtas įsisuka. Bullshit. Nes ir suvest čia, tipo, čia tarpai visiškai absoliučiai nesueina, čia kapotas nesueina, žodžiu, priekis čia tarpas kosminis, nežinau, tipo, pasižiūrėk, kas ten su tais tarpais. Tai, Hebra, aš nežinau, kas čia daužta, nežinau, kas su šitą mašiną, kokia jos istorija. Mano darbas buvo nudažyti. Susitarta buvo tik nudažyti. Ir tada, kai atvažiuoja, prasideda kažkokie fintai. Tai tu čia pasižiūrėsi, lyg tai aš neturiu, Hebra, ką veikti. What the fuck? Pasižiūrėjau, spina yra žemiau, negu turėtų būti. Reiškiasi, gali būti visas telikas pastumtas. Nu ir viskas, pasižiūrėjau ir tiek tu žiniau. Tai savo darbą aš atlikau, nei daugiau, nei mažiau. Tiksliau daugiau, groteles dar primečiau, kurių irgi. Primes groteles, pusę valandos pisausi su tom grotelėm, nieks nesueina, kinietis, blėt. Nu žodžiu, nesikeikiant karočią. Tai parašyk savo nuomonę, kaip jūs dažytai darot, bet kažkaip pastaruoju metu kuo toliau, tuo daugiau tokių visokių fokusų. Atvažiuoja mašina pusiau paskersta, žinai, ir tipo, tai jūs čia surinkit. Tai jums kaip surink, žinai. Gerai, Hebra padaro antikorą, tada einam į brėžimus. Dar man dažyti šiandien reikia. Šiandien yra penktadienis ir šitą Škodą turi nusidažyti, bamperis ir ketvirtis. Ir dar turi jinai ir išvažiuoti. Tai mes turim dabar 8:30, turėtume, manau, spėti. Aš dabar va kaip tik išvarau audinę, skambinu klientui, kad gali pasiimti. Žinai, gal netgi ir nepatenkintas, nes nesurinkau, žinai. Nu, bet žodžiu, jo, nepoliruoju. Po praeitų video rašė žmonės, tipo, tu dulkių nepoliruoji. Ne, Hebra, niekada aš nepoliruoju dulkių. Nori žmogus nuveš, susipoliruos, aš net skudurais čia švarių, nu, tipo, kažką čia pavaliau, vis tiek visą dulkiną saloną dar išpučiau. Niekada nepoliruoju. Pirmas dalykas, tai yra negalima, kai ką tik nudažytą mašiną nupoliruoti. Antras dalykas, aš negaliu nudažytos mašinos laikyti 2 savaitės, žinai, kad išdžiūtų viskas. Trečias dalykas, aš neturiu sąlygų. Turi būti ideali švara, pas man grindų čia pilnas žvyro, žinai, tu poliruoji, mašina veikia, ventiliatoriai sukasi, žinai, inercija vyksta, nuo dulkės gali pakelti vieną dulkę, vienas akmenukas mini, viskas ta poliruojimas subinė eina.
Tai vieno etapo jo, bet 3 etapų no. Jo, tai ir kaina atitinkama. Čia buvo vienas pasiėmė mašinas, žiūri. O tai kas va čia va? Palaukite, dar reikia sufokusuoti. O tai kas va čia va? Sakau, dulkė. O tai jūs nepoliruojat? Nesakau, niekada nepoliruojam. Aš čia buvau nuvaręs, tai man ledą padarė visiškai čia supoliravo. Tai gali ten, sakau, varyt. Nu, ten kaina, žinai, visai kita. Ble, what the fuck, ble. Neturiu kantrybės, hebras, iš tais dvižukėliam. Nes visada. Nes daug kartų buvo atvažiavę, tipo, oi, čia man geriau, tai gerai, varyk tenai, nu, kokio velnio tada čia važiuot. Nu, iš Vilniaus atvažiuoja žmogus ir, tipo, man ten Vilniui geriau padarė, nu, tai ir varyk tu į savo tą Vilnių. Nu, tegul ten tas dulkės sutrina, 5 eurų nudažo detalę, viską išlaižo ir viską, žinai. Nu, tai čia ką žinau, nu, pasipyk, šiandien penktadienį, šiandien reikia lesti su ko nors ant baltų arklių, žinai, šokt. Jo. Nežinau, įsiliejau kažkiek, nu, rytas, žinai, piktas, nevalgęs. Gerai, varau šitą triperenzį šiandien. Ir Škoda klijuoju, nusiimu dažus, parodysiu, jau šikas nusidažė, gal vis tiek prie to pačio, nes čia ir Škoda tas Aurisas turi vanelinti šešien, tai va. Ai, tiesa. Galiu parodyti bumperiuksus. Aišku, aš jau juos išnešiau lauką, bet žodžiu. Laukia, kol pasim žmogus, priekinis galinis, viskas šitaip suštabeliuota, durniausiai yra su naujom dalim, ne naujom dalim, o nudažytom dalim, kad aš neturiu kur jų laikyti, žinai. Tai pas mane dažniausiai būna taip, kad aš nudažau ir man turi tą pačią dieną pasim žmogus, nes, nu, aš neturiu jų kur laikyti, va, laukia stovi, žinai. Nežinau, skris erelis, nusišiks ir bus baigta. O šūdai, žinai, labai graužia laką. Gerai, nusišnegu, viskas, einu toliau dirbti. Ką nors. Brangusis. Brangutė. Nu, filmuoju? Tai belė kur čia. Čia ilgai nereikės sėdėti. Filmuoja, ne? Gerai užė. Plėt. Wow. Palau, negali man tokių garsų filmuoti. Burks kurva ir per mikrofoną. Reik pataisyti. O, kaulas. Dabar gerai. Galima dirbti dabar. Žodžiu, toks reikalas. Škoda paruošta yra dažymui, dar vieną plastiką kliento priterpsiu prie to pačiaus, ant to pačiaus. Tai vat, dabar poliruojam, hebra padarė antikorozinį. Antikorozinį padarė hebra. Tai man dabar beliko supoliruoti šitą nesąmonę. Nežinau, man spalva vapšiai nepatinka. Nu, bet ką padarysi, tai reikia supoliruoti šitą perėjimą. Gali iš arčiau pafilmuoti? Va, matosi, žinai. Perėjimukas, tai kaip ir minėjau, tik ant kantų darom perėjimus. Ir pafilmuok, pažiūrėsim, kaip prieš atrodo va šitie va visi sudraskimai. Matos čia kas nors? Ir čia dar biški bamperio kampukas. Bet čia bamperis pritepliotas, tai žinai, nu tipo. Nu čia va matosi dryžiai. Tai dabar nuo ko visą pradedam. Turiu užsimetęs čia štukytę, man atrodo, jo, štukytę. Nu ir viskas ant štukytės. Šitie 3M geri. Brangus, bet geri. Bandęs visokių ir pigių, bet geriau gerą nusipirkti ir viskas. Pasišlapinam, šlapiai ir trinam realiai ten, kur yra šitie va subraižymai. Dabar jūs manęs klaustumėt, o tai kiek trint, kad nepratrint lako? Vienas dievas tai žino. Pagal nuojautą, nuotaiką ir sėkmę. Nežinau. Trinam, kažkiek trinam. Čia nepasakys niekas tau. Su štuka neįsismarkaujam, žinai, nu blėt, nu. Su štuka geriau biški mažiau, jau su pusantro geriau daugiau, nes aš tik pusantro te turiu. Nu va, ir matosi kaip mažėja, matai ant šlapio. Akivaizdžiai mažėja, nu tai va, štukytė. Viskas, aš pradėjau bijot. Pradėjau bijot, stabdai darbus. Dabar ką daryti, jeigu pratriniai? O, žiūrėk, beveik jau ir dingo. Ką daryti dabar, jeigu pratriniai? Dažyto, ką daugiau daryti. Būna rašo ten dažytojų bendruomenį, nusiunčia pratrintą, žinai, ką daryti. Tik dažyti, hebra. Būna rašo, kad ar gali perlakuoti. Nėra tokio dalyko kaip perlakimas. Dažyti ir viskas. Būna, kas dar būna? Būna, matau, nu va taip, įjobintos duris, bet stipriau, žinai.
Rašo Hebra, ten suleis dažų, reikia įleis, žinai, ką tu įleisi, seniai. Vis tiek matysis. Negalvokit, kad tenai įleidus dažų nieko nesimatys, vis tiek matysis. Kraštuką šitą. Visada nuplauni, pasižiūri, kas gavosi. Viskas kaulas. Viskas. Imam dabar 1500. Kaip padelis, kad nebūtų kiaurai permirkęs, va tai va. Viskas. Sausas bus. Tai dedam 1500, susišvyčiam su 1500 ir parodysiu, kaip atrodo. Skaityk ir nesimato visai, ne? Nu jo. Beveik ir visai nesimato. Tai dabar imam 1500. Su 1500 šiek tiek drąsiau, bet irgi ne per daug drąsiai, žinai. Kaip ir minėjau, turiu tik 1500, bet spalvoras poliravimo rinkinys, kaip matėt, išima 1500, tai užteks. Bet to čia nedaug. Čia kraštelis ir ten, tai huine, pasidarys. Tai dabar vėl tą patį, tik šiek tiek plačiau, žinai. Plačiau paimk. Plačiau trupučiuką, bet irgi ne per daug. Siona, kaulas. Viskas dabar poliravimas, nešamės visą poliravimo ekipuotę ir poliruojam. Dabar jau reikia nusisausinti, žinai, švariai, kad gražiai viskas būtų. Kas? Tokie velniai čia pas mus dirba, seni. Čia klientai bijo užeit, nes galvoja, bumbulas sudaužys. Skambino aplinkosaugas, sako, kas ten tai per velnės dirba, žinai. Man kiekvienas yra čia. Nu, Muay Thai, kitas kariuomeniai, seni, čia kur specnazai susirinkę pas mus. Ką tu galvoji? Ir atvažiavo audinės pasiimt, mačiau. Ir išvažiavo. Vadinės blogai viskas, žinai. Ne, tai gal ne audinės. Blet, reikia skudurą nusivalyti su kažkuo, ne? Skudurai visi sušiktai. Pas mūsų skudurais labai didelė problema. Labai didelė problema. Nežinau, su kažkokiu nuvalyt. Nuvalyt su kažkokiu, tai kokpit. Kokpit tinka. Taigi naujų buvo skudurų. Tai buvo visi jau sudrošti. Visi iki vieno. Gerai. Įmam visą kašalioką. Bats. Вот эта машина. N-Tools. Gerai, nusivalom. Žiūrėsim, kaip galvoji, kas gausis. Bus labai gerai. Labai gerai. Aš manau, kad bus... Jau dabar galima taip ir palikti. Tai žodžiu, imam heavy cut avikailį, avies galvą, imam mašinką, bats. Kaip ir minėjau, pasikeičiau backing plate. Šiaip mačiau spalvorui buvo backing plate'as. Nežinau, kodėl babalai neįdėjo. Nes atėjo su 125 mm, o visi padeliai tai 100 pm. Kažkur pravalas. Taip neturi būti. Tai aš turėjau rūpės, kurio nenaudoju. Tai kažkaip, nežinau, gal kažkam reiks atiduoti. Kažką, kas naudoja babulos nuolaidos kodą. Jo, šiaip, jeigu reikia, žinai, kažkas nori tokį rinkinį pabandyti, su babula 10% nuolaida. Viskam, absoliučiai, viskam, kam nori. Ten naujai Hebra parduotuvė atsidarė. Galite užėjti pasižiūrėti. Nu, bet va, dabar su normaliu backing plate ir atrodo padoriai, ne? Dabar nešamės pastą ir poliruojam. Poliruojam, man dažyti reikia. O, kažkas atvažiavo. O dabar matai, žiūrėk, išdžiuvo vanduo. Biški matosi, ne? Ai, nu dabar. Biški matos, dabar palakuot, padažyti. Nu. Jo, iš arti parodyk taip, kaip yra, nieko neslėpiam, nėra čia kas slėpti. Tai žodžiu, kad poliravimo pasta, agresyvus padelis ir matot, kad dabar vis dar yra dryžiai. Žiūrėsim, kas gausis iki galutinio finišo. Nenaudosim paskutinio padelio, nereikia čia jet blet nahui spalvą. Gerai. Nuo ko pradedam? Nuo šito ir pradedam, turbūt. Gabaliuką, daug neimam. Oi, taip nereikia. Pasiskirstom. Ir leidžiam. Maksą gal netgi. 6, pradedam nuo 5, jeigu reikia 6.
Oi, biški matosi. Aha. Biški matos, bet nėra tikrai baisiai. Galima dar bandyti trinti, bet ar tu manai riziko prisimti čia verta dėl tokio dabar? Nemanau. Aš irgi nemanau. Nes dar biški matos, bet dar nepamirškim, kad mes dar eisim dar su krūbiu ir dar eisim su švelnesniu. Tai dar daug ėjimų. Tai niekada nešykit į padą, plus sakau, dabar, ar verta sugadinti tokį rezultatą dėl vardan galbūt geresnio rezultato? Galbūt, o galbūt mes pratrinsim laką, žinai. Nes dabar mes nedaug jo nuimėm. Tai čia jokių problemų. Jokių problemų. Bet šiaip žiauriai greitai nuima. Sinelbumbai labai gerai, labai gerai. Plius dabar, kai normalus backing plate'as yra uždėtas, tu labiau gali krampą paimti, žinai. Nes kai jo nebuvo, ten tas minkštas padelis ten labai sunkiai ima. O dabar tai va gerai. Viskas. Dabar nusipučiam. Orą gali man padavau? Lauk, kur oras. Oras. Valia, reikia angalio. Tuo, va, matau. Reikia angalio. Angaliaus. Eik tu iš toli, tai iš vis nesimato. Visiškai, ne? Absoliučiai. Jo. Visiškai. Tai dar sakau, dar vienas dar bus grubi pasta. Aš kiek atsimenu. Šiaip labai gerai eina. Labai. Man patinka. Realiai, greit ganėtinai nuima tą 1500. Tai žinai, kas gali būti, seniai? Žinai, kodėl, kai Mersą poliravau, ganėtinai sunkiai ėmė, aš nesakau ėmė, bet ganėtinai sunkiai ir šiaip dažnai 1500 sunkiai ėmė. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai būna šviežiai dažyta detalė. 100 000%. Dabar yra čia nedažyta, be jokių problemų. Lakas yra kietas ir viskas pilnai sudžiūvė ir viskas gerai poliruojasi. Mes tada poliravom gyvą laką realiai. Ne gyvas, bet ten buvo kitos dienos, man atrodo. Tai ko tu nori? Tai va dar kartą įrodo, kad daug lengviau poliruojas, daug tvarkingiau dirbas ir mes žinom, kad po mėnesio bus lygiai toks pats rezultatas, negu ten, sakykime, ant šviežiaus lako išlys kažkas. Nupučiam. Ir toliau, dar 2 taškiukai. Kad. Man patinka. Jo, gerai, ima. Nežinau, reikės sakyti spalvorai kažką derinti. Sakysiu, dai man palikit šitą visą reikalą. Dai visą reikalą kažkaip palikit man. Kažką. Gerai. Bats. Posmelis. Oi, gerai šitokis, mergaliu. Tokį bubą. Buba, nu. Gerai. Tai gerai, viskas, su šitu padėliu dan, dedam jį į šalį, dedam kitą. Pasta vis dar ta pati. Pasta nesikeičia, iškart dedamės jį nupučiamą, aišku, visi dažnai. Ir metam atgal vietą. Kuris čia kietesnis šitas. Jep, šitas minkštesnis, gerai. Tai vėl imam tą patį grubų padą. Ir ta pati pasta, nieks nesikeičia, kaip ir minėjau. Ir vėl tą patį dabar čiučiuką plačiau. Lygiai tas pats kaip su šveitimu. Čiučiuką plačiau, net nereikia valyti, nes šita pati pasta nėra tikslo valyti. Bas, kiek mes valandų turim, pusę valandos liko. Tuoj bus kaip visada, kaip babila mėgsta. Pasakys to už minutės, kad viso mašina paimta. Kaip atrodė? Gerai atrodė. Gyvas lakas, senukai. Aha. Gyvas lakas, supratau. Tai yra vakar dažyta mašina. Tai nepriehuėlinsi. Nieko baisaus, bet matai, kad pavyzdžiui poliruoji, šveiti, ką tik dažyta detalė ir pavyzdžiui poliruoji, žinai, ir pradeda kažkas matėti šiek tiek, tai stabdai darbus gyvas yra. Jis dar yra pilnai nesudžiūvęs. Tai ką aš turiu omeny, kad turi praeiti daug laiko. Nežinai, nes dabar mes kada vakar dažiau. Aha. Tai jau praėjo beveik 24 valandos po dažymo. Tai žinai, dabar, kadangi kitas padelis, kita pasta svarbiausia, tai dabar nusivalom. Nusivalom. tą, ką mes čia padarėm.
Jo, dar gyvokas. Gyvoka bigelė. Nu, blėt, įdomu, ar čia susipoliruoja, žinai, tą naują detalę. Aha. Nu, dulis tai labai gerai. Ne? Žiūrėsim. Blogiausiu atveju su rotacinė dar biški damušiu šitą kraštą. Nes su rotacinė biški daugiau turi kontrolės ir gali labiau tikslius judesius pasidaryti. Nes čia sakau, šiandien orbita. Tai lavaro. O man reikia tiksliai, tik tą kraštelį. Ir ten daugiausiai, kad poliravimo būtų. Nu tai va, galim dabar imti. Imt švarės, dar šitą švelnesnį. Kaip jau tau atrodo? O, čia jau. Skaityk kaulas. Nu jau skaityk kaulas, skaityk naujai dažytą detalę. Gerai. Tai beje, šito vieno užtenka 1,5 mašinos kažkur tais. Tai įsivaizdavimu, kiek sueina pastos, tai apie 1,5 kažkas tai tokio. Gerai, dabar jau einam daugiau, plačiai, žinai, po didelį plotą. Dar realiai nauji padeliai, tai net, nu, dar nėra tikslo čia plauti kiekvieną kartą, dar net neįsigerės, jisai normaliai to poliurolių, žinai. Tai aš biški ir daugiau jo dedu. Paskui jie, kai susinešioja, biški paminkštėja, jau kai nu kokias 3 dalis praeini, tada jau ten užtenka 3-4 lašų, žinai. Bet dabar jisai dar sausas, daug pas save pasiima. Nu, chebryte, ir pasižiūrėkite, kas čia gavosi. Tai keletą minimalių tokių, net nežinodamas nematysi, bet minimalių kažkokių markų dar yra. Bet nu kur, tau seniukai, 9, kokiais 8% geriau negu buvo. Tai praėjau dar su finišu. Šiaip, nu, man patiko, labai patiko, su rotacinė beje nejau. Tai tas perėjimas vyktų labai gerai, net nejau su rotacinė, viskas užsibaigė su finišu, beje baigėsi mano finišas, visiškai jau, tai jo, užteko 1,5, kai tik mašinas. Taip atrodo, tai ir spalva visai neblogai dabar jau atrodo, tikrai netragiškai. Nu, nežinau, parašykit hebra komentaruose, kaip jums atrodo. Kaip čia gavosi? Bet aš jums va iš arti po ledais parodau. Mūsų ketvirtis dažytas ir bumperis poliruotas. Viskas hebryte. Toyota išvažiavo, tai parašykit komentaruose, kaip jums atrodo. Gerai, blogai, nežinau. Dabar, kaip ir minėjau, Škodą turim. Škodą su vienu dar plastikėliu, tai parodom jaučiu, parodom, ką čia slėpsi jau. Tai plastikas, naujas supūstas, vanduo. Tai taip atrodo, parodysiu, kaip bus išdžiūvę. Ir bumperiuksas. Irgi vanduo, viskas vandeniu su ETR-u. Tai čia susiguldė. Biški prastokai dengia. Sidabras. Bet vis tiek viskas susiguldė. Niekas nešviečia, žinai. Ir turi mūsų ketvirtuką. Bats. Kažkaip tai taip. Tai dabar jungiam kaitinimą. Tegul pradžiūna. Ir parodysiu, kai jis gavosi, hebra. Škoda, sakau, čia draudiminė, norėtųsi man daryti užmetimus, bet be užmetimų, žinai. Tai nežinau, pagal spektrą rodė, kad tai nežinau, parodysiu jums visiems. Bus, žinai, nieks nerašo, nieks nekomentuoja, pastebėjau labai mažai komentarų, tai heiteriai bent jau pakomentuos, ne? Aha. Nu va, ir štai taip atrodo mūsų vandens dažai išdžiūvę, ne? Bats, bumperiukas, užsidengia visi reikalai, žinai. Jo, nu man patinka vanduo, aš jau ne vieną kartą sakiau, kad patinka man vanduo. Gal net labiau negu skiediklis. Aišku, kai kuriais atvejais ir skiediklis gerai sueina, bet ir vanduo geras reikalas. Tikrai nėra šūdas, kai sako, žinai, žmonės.
Ir ketvirtį turim. Čia ale kažkoks tipo užmetimas gavos, kažkokį tai užmetimą čia gavos padaryti, bet nežinau. Nulakuosim, žiūrėsim, kaip atrodys. Tai va, bam. Kokį laką naudosiu, galiu parodyti. Tai Kronox 620. Lakiukas, greitai jis čia ganėtinai džiūna. Su SATA JetX-u. Visada su juo lakuoju chebra, bet parodau, žinai, visą šitą komplektuką galit Color Master pasikreipti, gausit geresniam kainam. Tai va, tai viską susiguldom ir susitinkam, kai jau bus nulakuota. O jūsų prašau, chebra, jeigu dar nepaspaudėt subscribe, prašau, padarykite tai. Tai yra labai svarbu ir pastebėjau, kad šiek tiek kažkaip apmažėjo tas komentavimas, žinai, tai parašykit, ką galvojat, chebra, nu. Kaip susipoliravo, gerai ar blogai? Kaip pasidarė Škoda, gerai ar blogai? Ar galima buvo geriau, ar galima buvo blogiau, nu. Nesu aš čia auksinis, tai gink dieve ne. Darau ir aš nesąmonių visokių, žinai. Nežinau, nulakuojam karočią ir susitinkam jau, kai bus nulakuota. Nesakyk kapaliai, nesakyk užmiršai. Davai. Pradedam nuo šito. Pala. Patikrint noriu. Gerai. Gerai yra. Viskas gerai. Lėto leidžiasi saulė. Gerai. Nu, žinokit, chebra, čiut babula vėl jums atbulinio nekalė. Tai čiut neišvažiavau, persirengiau ir prisiminiau, kad jums nepafilmavau. Nu, tai žodžiu, bamperis galinis. Nežinau, kaip jums per kamerą atrodo, bet spalva tai realiai idealiai. Bent jau taip atrodo. Ir mūsų remontuotas reikalas, tai fara poliruota, čia kraštas, bamperis, ketvirtis dažytas iki kantelio ir gavos čia ale užmetimas su durim. Tai štai taip atrodo mūsų remontas, draudiminis įvykis. Tai nežinau, parašykit komentaruose, kaip atrodo, bet norėjau visai parodyti, čia toks greitas ganėtinai remontas, bet... Iš toliau, kažkaip tai taip. Tikėjausi, kad spalva blogiau atsitaikys, bet atsitaikė tikrai geriau. Nu tai va, все, hebrytė, jau ką, rašykit Facebook Mozaika Auto Body Shop. Jo, o mes ką, susitiksim kitose epizoduose.